Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki, Tripulo podcast'o Žmogiškai žiūrovai ir klausytojai. Vėl antradienio popietę ir sveikinuosi aš, Justė Pakėnaitė Dailytkė, Tripulo Consulting vadovė su jumis. Labai malonu man šiandien jums pristatyti mūsų viešnią. Tripulo Consulting konsultantę, lyderystės ir savęs pažinimo ekspertę, Indrę Česūnienę. Labas, Indrė. Labas, Justė, ir visi tie, kurie žiūri ir klauso. Labai man gera šiandien su tavim kalbėti ir kaip planavom mūsų šitą pokalbį, galvom, kokią temą pasirinkti, išsigrynom, kad norisi kalbėti apie tą, kaip dirbti toj komandai, kaip susikalbėti tos komandos viduje, nes manau, kad iššūkių kyla visiems, kaip atrasti tą bendrą šneką, kaip padaryti, kad visa komanda norėtų bendrauti, ne? Tai labai ir norisi šiandien su jumis apie tai kalbėti, nes manau, kad iššūkiai kyla kiekvieną dieną, kiekvienoj situacijai. Net ir šiandien pati pastebėjau su komanda, atrodo, vakar aptarėm, kaip išrašinėsim sąskaitą ir šiandien vėl kilo ta pati sąskaitos problema ir atrodo, kai jau vakar aptarėm, viskas buvo aišku, bet vis tiek tie patys iššūkiai iškyla. Tai ir pakalbėkim šiandien apie tas komandas, kaip jos susikalbėtų. Suprantu, kad tavo tai yra mėgstama tema, apie ką tu mėgsti kalbėti su klientais ir apie ką tu kalbi su klientais. Tikrai taip, pati per savo 20 plus metų karjeros priklausiau labai daug komandų, daug skirtingų komandų, buvau ir komandos narys, ir dalis, ir pati turėjau komandas, ir buvo galimybė pačiai suburti komandas arba ateiti, taip vadinamai, gauti komandą ir tada lipdyti komandą iš to, ką turi. Tai aš tikrai giliai įsitikinus, kad tie rezultatai ateina per žmonės, o komandose dirba žmonės, tai kuo geriau komandos sutarė, turi tą bendrą tikslą, bendrą supratimą, kaip gali padėti vieni kitiem, tai tuo tie rezultatai greičiau, efektyviau ir su mažesnėm pastangom ateina. Taip, tai paminėjai tos žmonės, kad viskas prasideda nuo tų žmonių, Tai gal pradėkim tą pokalbį mūsų apie tos žmonės pakalbant, Kaip atpažinti, nes vis tiek, pavyzdžiui, ateina kažkokia, tu įdarbinė, įvyksta atrankos, įdarbinė kažkokius žmonės, tai kaip atpažinti tos žmonės, kaip pamatyti, ar jie tinka mūsų komandai, ar netinka tai mūsų komandai, ką rekomenduotum daryti šitoj vietoj? Jo, iš tikrųjų, tai tas atrankos procesas, sakyčiau, yra svarbiausias ir šito vietoje aš visą laiką kliaujuosi savo intuiciją, savo to vidiniu jausmu, nes matau arba nematau bendrą darbą, lygiai taip pat atsižvelgiant į komandos narius, vis tiek jauti, žinai, dinamiką, tai užsideda dar toksai, sakyčiau, antras sluoksnis žiūrint į kandidatus, matant pirmą, kaip aš jausčiausi dirbant, tas toksai žmogiškas jausmas, ir tada dar pasižiūrėti, o kaipgi komanda, ar negali priimti, ar nepriimti vienokį arba kitokį charakterį, nes iš tikrųjų, manau, kad tas balansas komandoje yra labai svarbus. Tai visgi aš esu ta intuityvi asmenybė ir tikrai per patirtį, per praktiką matau, kad tai man veikia. Tai man veikia ir galbūt kas yra dar svarbu suprasti ir pajausti vėlgi, sakyčiau, nes patikrinti kol kas negali tą motivaciją, paklausant, o kodėl tu nori, tas tikroji priežastis, kodėl tu nori ateiti, nes tų priežasčių mes visi turim skirtingų, Vieni nori augti, vieni nori dirbti tam tikram prekės ženklui, kiti ieško saugumo ar kaip tik augimo. Tai va tas supratimas, iš tikrųjų, jeigu tik jį galima išsigryninti pokalbio metu, yra irgi labai labai svarbu suprast, ką aš galiu duoti tam žmogui, ir ką galiu mainais tikėtis. Čia jau toks, žinai, kartais paprastai nueinama, galiu pasiūlyti darbą tam žmogui, ko dar, žinai, ko dar reikia.
Bet suprantu, kad tu kalbė apie tos gilesnius dalykus, ne? Kaip gali vykti tie mainai su tuo darbuotojum, kai tu siūlai jam ne tik tai darbo vietą, ne? Bet ir kažkokias augimo galimybės, nežinau, karjeros galimybės, ne? Arba jo potencialo atskleidimo galimybės. Ne? Tai kaip padaryti, kad tas žmogus atėjęs į tą komandą atsiskleistų, ne? Ir atsiskleistų jo tos stiprybės ir gražiausiams spalvomis tai sužydėtų. Na, jeigu kalbame dabar iš vadovo perspektyvos, tai mes kaip vadovai turim tikrai ne vieną rolę. Tų rolių yra ne viena ir, žinoma, viskas prasideda nuo manęs kaip asmenybės. Kitas dalykas, tai manęs kaip ugdytojo. Tai aš visuomet skatinu ir kitus vadovus prisimti tą ugdytojo rolę ir tikrai investuoti pradžioje į tarpusavio santykį, į tarpusavio pažinimą ir supratimą, nes manau, kad tas atvirumas, pasitikėjimas yra kertiniai dalykai, be kurio bendro kokybiško darbo tikrai neįsivaizduoju pati. Tai visų pirma, prieš pradedant kalbėti ten apie didelius KPIs, tikslus ir panašiai, manau, kad mes turim prisijaukinti vienas kitą komandoje ir skirti laiko tam. Tai yra investicija, visi mes turim laiko tiek, kiek turim, ar ne? Bet manau, kad tai yra viena geriausių investicijų, ką mes kaip žmonės galim duoti vieni kitiem ir ką mes kaip vadovai galim duoti savo komandai. Tai pažinti naujai atėjusių žmogų ir duoti komandai laiko ir galimybių lygiai taip pat susipažinti. Tai man kartais dar būna keista sulaukti klausimų, tai ar reikia one-to-one, ar ne? Ar reikia jų? Vienareikšmiškai, aš manau, kad tai vadovo lagaminėlė yra pats svariausias, sakyčiau, įrankis ir kas kaip čia pasiteisino mano praktikoje, iš tikrųjų tai tie keletos tipų one-to-one pokalbiai. Tai vienas dalykas, ar ne, tai kalbėti apie rezultatus, apie darbus, apie progresą, bet ko aš ir pati buvau išmokyta ir ką taikiau kiekvienoje komandoje, tai yra skirti laiko ir one-to-one atiduoti komandos nariui. Ar ne, sakyti, čia yra mūsų laikas kartu, ne aš atnešu temas, bet aš laukiu iš tavęs kažkokių temų, kur tu manai, kad yra svarbu aptarti ir tos temos gali būti nuo darbinių, kas yra mažiausia tikriausia norima tema, bet labiau apie tave, apie asmenį, apie tavo svajonės, apie tavo požiūrį į tam tikrus dalykus. Tai tie, kas nebandė, labai raginu pabandyti. Iš pradžių gali atrodyti šiek tiek keista, tai kaip mes čia darbo metu kalbam, ar ne, apie savo svajonę. Ne apie darbo reikalus, ne į rezultatą orientuoti susitikimai, tai mes čia dabar švaistom tą laiką. Taip, bet po to, po keletą susitikimų, kai sulaukiu to klausimo, o tai šį mėnesį nebus, o kaip čia dabar buvo, kad mes net neturim to mūsų laiko, ar ne, kartu, tai tikrai labai, labai aiškiai pasijaučia ta vertė ir aš sakyčiau, nėra nei dažnumo, nei trukmės ir 15 minučių. Yra pakankamas laiko tarpas, jeigu tik nori, sakyčiau, pusvalandukas, 45 minutės yra tikrai kokybiškas laikas. Tie, kurie sako, mes nerandam laiko, aš visiems sakau, mes vis tiek visi valgom, mes visi pietaujam. Tai skirkim šitą laiką ir nebuvimui su žmonėm. Tai jeigu taip uždarant galbūt tą klausimą, Juste, ką daryti, kaip jį įvesti į komandą, tai natūraliai skirti laiko ir skirti laiko pažįstant kaip žmogų pradžioje, kaip asmenybę. Čia labai tokia, manau, kad gilę temą pakabinai, ne tos one-to-one'us, nes nemanau, kad ne tik tai su tais, kurie naujai ateina į organizaciją, reikia daryti tos one-to-one'us, aš manau, kad reikia juos daryti ir su tais, kurie yra organizacijai, ir su tais, kurie yra organizacijai 10 metų, 20 metų ir daugiau metų, nes ir jie turi ką pasakyti, jie iš kitos perspektyvos gal turi ką pasakyti, ne? Gal jie turi pasakyti, ką galima pagerinti, arba irgi yra tas ryšio kūrimas, nesvarbu, kiek tu laiko organizacijoje jau esi. Bet man labai įdomu paminėti tokį kampą, kad perduoti tą tokią kaip ir vairą pačiam darbuotojui, ir pasakyti, čia tavo yra laikas ir tu gali atsinešti savo temas. Tikrai ir per mano patirtį buvo, kad žmonės sako, tai kad aš neturiu ką su tavimi kalbėti, ne? Tai kaip praeit vadovui šitą dalį, ne? Kai žmogus sako, kad aš neturiu apie ką su tavimi kalbėti, vis tiek ten kalbėti apie to darbo dalykus, kaip praeiti tą barjerą, kad atsirastų, nežinau, tas pasitikėjimas arba dalinimasis tojais asmeniniais dalykais.
Tai pradžioje tikriausiai viskas vėl prasideda nuo manęs, ar ne, kaip vadovo. Jeigu aš tikrai noriu, kad tai vyktų, yra svarbu nenuleisti rankų, ar ne, pradžioj. Ir pati turėjau aš tų tokių pokalbių, atrodo, oi, nu tai ką mes čia 45 minutės darysim, ką kalbėsim, viskas tvarkoj. Užduokim klausimus, pradžioj paimkim tą galbūt lydinčiojo rolę, užduokim klausimus, kaip ir sakiau, apie tą, ką mes jaučiam, kad galima būti paliesta, ar ne, o po to, mano praktikai tikrai nebuvo nei vieno susitikimo, aš juos darydavau tikrai reguliarius su visais komandos nariais, ne tik tai su naujokais ir su tais, kur atrodo jau metai sukasi ratas, vis tiek atsiranda tų temų. Faktas, kad pakabinam ir darbinius, ar ne, pakabinam ir darbinius reikalus, bet kodėl ne, aš čia kaip sakau, tai nėra taisyklių, kas turi būti kalbama, kas neturi. Tiesiog galbūt vėlgi čia yra tokia atsakomybės irgi davimas darbuotojui, ar ne, investuokime tą laiką kartu, skirkime laiką, kad pažinti tiesiog vienas kitą, nes tikiu, kad pereisim prie tų nesusipratimų, nesusikalbėjimų, o jie dažniausiai ir kyla tada, kai mes neišsikalbam pakankamai tarpusavį. Tai mano palinkėjimas tikrai nenuleisti rankų, pačiam turėti tą tikslą prisijaukinti, pakalbinti, nes darbuotojai turi matyti ir mūsų motivaciją tame, būti nuosekliem, jeigu pirmą kartą kažkaip nepavyko, nesijaučiam gerai, tikrai nenuleisti rankų, pabandyti antrą, trečią kartą ir tiesiog manau, kad po to kiekvienas pamatys, kokia tai yra didžiulė vertė, didžiulė nauda ir darbuotojai patys klaus ir prašys to laiko. Nes kas įvyko galbūt mūsų kaip komandos atveju, tol, kol mes nepajutom naudos patys, nes mus mokė ir mūsų vadovo to paties mokė ir, žodžiu, ir mes turėjom tai kas paduoti. Tai jeigu taip labai nuoširdžiai, mes to nepradėjom daryti tol, kol nepajutom patys to savo kailių naudos ir vertės, to būtent laiko kartu ir kalbėjimo tiesiog, kas tuo momentu yra svarbu. Tai, viskas prasideda mūsų. Kokią tu didžiausią vertę to, pati kaip vadovas, būdamas, patyrėjai, kokią tu gali išryškinti, kodėl, jeigu klausosi mūsų vadovai, kurie dar nedaro to, kaip tu galėtum jiems skirti, kodėl tau dabar reikėtų pradėti daryti su savo darbuotojais, jeigu jie dar nemato tos vertės? Tai vienareikšmiškai vėl grįžtų prie atvirumo ir pasitikėjimo. Kai yra atvirumas komandoje, kai mes nebijom prisipažinti, kad klystam, kai mes nebijom pasakyti, kad aš nesuprantu, kodėl aš tą turiu daryti, ar ne, aš galbūt nesijaučiu motyvuotas, tai man tai yra pati paprasčiausia, tikriausiai ir lengviausia investicija iš mano pusės į tarpusavio atvirumo ir pasitikėjimo kūrimą. Man tas yra be proto svarbu ir tiesiog sakau, be to aš neįsivaizduoju to kokybiško darbo, nes kai visa komanda, nes tas tu darai one-to-one lygiai su visais vienodai, sakau, tas dažnumas gali kartai 2 mėnesius, kartai ketvirtį, žiūrėkim pagal save, bet su visais vienodai intervalu, ar ne, komanda ir tarpusavį tuomet įgyja tą tokio pasitikėjimo ir žinojimo, kad mes galim tiesiog atvirai dalintis, kuo mes gyvenam, kas mums svarbu, ką mes žinom, ko mes nežinom. Tai tiesiog man tai yra pagrindas komandinio darbo. Gerai, aš vadovas darau savaitinius, ketvirtinius, metinius kažkokius pokalbius su savo one-to-one, su savo darbuotojais, ir ar čia mano komanda, jau pažįstu juos kažkiek, ar ne, kiekvieną žmogų jau susikūriau pasitikėjimą vienas su kitu, o aš jau su komandos nariu turiu, kaip tą daryti visoje komandoje, ne tik tai mano su darbuotoju, bet visos komandos tarpe. Tai lygiai taip pat, ar ne, tas toksai nuoseklumas, vienas dalykas, kas yra svarbu mano manymu komandai, tai yra iš tikrųjų turėti tos bendrus tikslus. Turėti tai, kas mus vienija ir turėti tą bendrą sukalibruotą, aš labai mėgstu komandoje naudoti žodį susikalibruokime, ar ne, ar mes visi esame tame pačiame puslapyje, ar mes visi matom tą bendrą tikslą, tai manau, kad tas bendro tikslo turėjimas komandom yra labai svarbus ir supratimas, ar ne, ką aš gaunu.
žinojimas, ką aš galiu duoti, tai mano kaip vadovo ar ne tikslas yra kai kurių tuos atvirumų grįstų santykius, žinoti būtent stiprybės, kaip kiekvienas mano komandos narys gali prisidėti savo gebėjimai, savo talentai, žiniom, patirtim prie tikslo, kaip tai įgalinti, kaip tai įvertinti, kaip tai parodyti, kaip tai yra svarbu ir lygiai taip pat vertinti mūsų kiekvieno skirtingumus. Nes mes esam visi skirtingi, su skirtingom patirtim, su skirtingu požiūriu, su skirtinga netgi motyvacija daryti dalykus. Tai manau, kad vadovui vienas dalykas yra labai svarbu tikrai suvokti, įvertinti ir parodyti, kad kuo galbūt įvairesnė komanda mes esam, tuo mes galim pasiekti tuo mes daugiau galim padaryti, jeigu taip paprastai tariant, ir to judgmento, nežinau kaip lietuviškai, ar ne? Teisimo gal? Teisimas toks labai stiprus žodis, bet tiesiog vertinti kiekvieno skirtumus ir privalumus, tai va tas. Bet jeigu kalbant apie, kas manyčiau vienyje, iš tų tokių darbų susijusių dalykų, tai yra tas bendro tikslo turėjimas ir žinojimas, kokią vertę aš kuriu, ką mes kaip komanda galim duoti, kaip mes galim prisidėti prie bendro tikslo. Lygiai taip pat ir tikrai būna situacijų, kai vadovai sako, o kaip man sumotyvuoti žmonės, kurie nejaučia tos kuriamos vertės ir yra tokių pozicijų, kurios nėra vedančios ar lydinčios, ar ne? Tiesiogiai tą rezultatą, taip. Tiesiogiai, ten nedirbu pardavimų komandoje, ar ten nedirbu marketinge, ar dar kažkur, tarkim, nežinau, esu vertėja, ar ne, ir tiesiog verčiu tekstus. Tai lygiai taip pat atvirai kalbėtis ir vėlgi įvertinti kiekvieno mūsų, kaip tų bitučių, ar ne, nešama tą nektarą į tą bendrą avilį. Tai va tas yra labai svarbu, nes manau, kad didžiausia vienas iš demotyvacijų šaltinių yra tas nežinojimas, nejautimas kuriamos vertės. Tai mūsų kaip vadovo darbas yra labai aiškiai išgryninti tą savo komandos nariam ir nepamiršti ir žinoma, grįžtamasis ryšys. Antrasis įrankis, be kurio vadovas tikriausiai sunkiai įsivaizduoja savo darbą su žmonėms, su komandom, abipusis grįžtamasis ryšys tiek man kaip vadovui, tiek savo komandos nariam. Tai va tas atvirumas ir pasitikėjimas, jis toksai kaip man pagrindas, kaip patalas, toksai samanųjų, kur kai sunku, tu taip nusileidi ar ne, įsižemini ir žinai, kad mes galim tikrai atvirai vienas su kitu kalbėti apie iššūkius, nes, kai gerai viskas, dažniausiai visada viskas yra gerai. Viskas gerai. Kaip sunku, tada jau sunku kalbėti yra. Tai va, tai šitas yra, sakyčiau, toks amortizatorius, ar ne, būtent sunkiais momentais. Jeigu jau turiu pasitikėjimą, pagarbą, ir atvirumą su komandos nariu, atrodo, kad ir tos sudėtingos situacijos yra jau kitokios ir kitaip, atrodo, kad gali ateiti ir atvirai išsakyti tas sudėtingas situacijas. Kaip padaryti, kad komandai tie lūkesčiai, būtų, kaip aš sakau, aiškiai ir vienodai suprasti. Aš kaip vadovas gal žinau tą tikslą, kur mes einam, ką mes norim pasiekti. Atrodo, kad kiekvienam žmogui ten iškomunikuoja jo tikslus, bet kaip, kad visi turėtų tą patį bendrą suvokimą, kaip išreikšti tą lūkestį komandoje. Tai labai rekomenduoju, iš tikrųjų, tuoj prasidės tikriausiai didžioji daly organizacijų nauji metai, nauji tikslai, uždarimai, seno ciklo, naujo ciklo atidarimas, tai skirti tikrai kokybišką laiką visiems susėsti ir turėti komandinį tokį susėdimą ir pasižiūrėjimą, pradžiai pasidžiaugimą, ko mes pasiekėm ar ne, tai to nepamirštant. Ir tuomet toks tikrai skirti tikrai ne vieną, gal ir ne 2 valandas tokioj ramioje aplinkoje ir pasižiūrėti į tikslą iš komandos perspektyvos ir iš asmeninės perspektyvos, aš sakyčiau. O kaip, aš žinau, kaip vadovas, ar mes susikalibravę esam, tai aš visą laiką perklausiu, ar ne? Tai susikalibruokim, ar ne? Kaip tu matai šitą tikslą, ar ne? Kas iš tavo pusės turėtų būti daroma ir kokios pagalbos iš manęs gali reikėti. Tai va tas susidėliojimas iš abiejų pusių, nes
neretai mes turim tą tokią vis tiek kampą mąstymo, kad dalykai yra savaime suprantami. Taip, juk čia visi supranta. Mes jau apie tai Taip, taip. kalbėjom 10 kartų, jeigu nedaugiau. Tai jau čia visiems ir taip visiems viskas aišku. Tai va dėja, bet savaime suprantamų dalykų nėra tiek daug, kiek mums atrodo, ir tas perklausimas iš tikrųjų, nežinau, kas iš tavo pusės, kas tave džiugina šitam, ar ne, ką tu matai, kokią vertę tu savo kaip žmogui matai, va, būtent mūsų naujose tiksluose, augimo, ar ne, kažkokių iššūkių, to atsparumo didinimo, kokius iššūkius tu matai ir tiesiog tikrai prašyti ir sakyti, kad aš esu tavo resursas kaip vadovas. Aš būsiu šalia, tiesiog laiku įsivardinkim, ko gali reikėti. Ir vėlgi, grįžtu prie to atvirumo, ar ne, atvirai pasikalbėkim ir tikrai būna tokių situacijų, kaip aš pati esu patyrus, kai gauni ten 100 milijonų tikslą ir galvoju, o ne, tikrai mes šito neįveiksim. Tada atsisuki atgal, pasižiūri, kad prieš metus ten buvo keletų milijonų mažesni tikslai, bet tu įveikiai. Pasižiūri, o kas įvyko, kad mums pavyko, truputėlį tas, kaip čia pasakyti, tos sparnelius truputėlį pasikėdini ir tada žiūri, o kas turėtų vykti šiais metais. Ir iš tikrųjų, kaip mes kaip komanda, o aš kaip vadovas galiu padėti mums kartu pasiekti tų tikslų. Tai sakyčiau, iš tikrųjų, tas išsikalbėjimas yra labai labai svarbus. Ir net jeigu mes nenuperkam tų tikslų nuo pat pradžių, jų nepamiršti, grįžti, pasitikrinti, ar mes dar visi kartu žiūrim į tą bendrą paveikslą. Tai mes turim nuostabią dovaną kalbėjimo. Bet kartais ją irgi pamirštam. Taip. O kas kiek laiko sugrįžti ir pasikalibruoti vėl apie tos pačius tikslus, ne, pasikalbėti? Nes jeigu tu kalbėsi kiekvieno susirinkimo metu, tai atrodys, kad tai jau labai spaudė, ne, į rezultatą. Tai kas kiek laiko tą vis kalibraciją pasidaryti naują? Vėlgi labai priklauso nuo įmonės, nuo įmonės tempo, sakykime, tos mažmeniniai prekybai viskas pakankamai inertiška, tai ten ir tikslai kartais gali keistis priklausomai nuo to, kaip sekasi ar nesiseka. Aš tai esu fanė mėnesinių apžvalgų, pasižiūrėjimų, mėnuo užsidaro ir galbūt ką rekomenduočiau, ne tiek žiūrėti, kas buvo, bet žiūrėti, kur mes einam, nes neretai vis dar komandos, organizacijos skiria didžiąją dalį laiko ir energijos nagrinėti, o tai kas įvyko, kad nepavyko, kas čia ieškojimas tų dalykų. Tai kažkuriuo momentu dirbdama organizacijoje mes perėjom truputėlį ir tą balansą pakreipėm į žiūrėjimą į ateitį. Nusiemi paveikslėlį ir tada žiūri, ką mes galim tiesiog galbūt kitaip daryti ar daryti daug geriau. Tai tiesiog neužsivelti į tokius, kas jau padaryta, ko negalim pakeisti, labiau žiūrėti į ateitį. Tai ir tikrai komandos nariam, nes būna per mokymus, kur aš matau, kur yra didelė dalis tų nesusišnekėjimų, kai nėra tikslų ir nėra aiškaus statuso. Tai kaip mums sekasi, ar ne? Tai čia dabar gerai ar blogai? Kaip man jaustis, ar aš turėčiau labiau stengtis ar ne, nes iš to tokio pavienio grįžtamojo ryšio vėlgi negaliu susidaryti bendro vaizdo. Tai tikrai jaučiu, matau ir patariu komandom tikrai nusiimti tą pulsą. Iki ten top-down principų, nes tada tas įsitraukimas yra daug stipresnis. Pasikeičia visai kitaip. Ir aš dar iš savo patirties galiu pasakyti, kad nebijoti tą kalibraciją daryti ir vieną ir kitą pusę. Ta prasme, kad turėjom kažkokius tikslus, o ne lūkesčius, matom, kad ten juos gerai pasiekėm, mes galim ten juos pasikeisti, juos galim pakelt, bet taip pat taipogi mes galim juos ir sumažinti. Pavyzdžiui, mūsų komandos pavyzdys, kur mes buvom šiemet įsikėlę vieną tikslą ir matom metų eigoje, kad mes kažkaip nerealistiškai planavom, gal per daug gerai vertinom ten rinkos situaciją, ne, ar kitus dalykus. Ir ten, manau, kad nebijoti pripažinti, savo, kad tu gali juos pakeisti ir gali sumažinti, kad jie vėl būtų motyvuojantis tai visai komandai jų siekti. Ir kad komanda sakytų, jo, mes galim tai padaryti. Vienareikšmiškai, aš manau, kad šitie metai tikrai daugam buvo toks šaltas dušas,
Nes prieš tai tas augimas buvo pakankamai didelis ir šiais metais tikrai kalbėjau ne su vienu vadovu, kuris turėjo tą vidinę dilemą, o tai kaip čia man dabar prisipažinti, kad mano skaičiavimai ar mūsų nepavykę, ar ne, kad buvom per optimistiški, tai vienareikšmiškai visiems patariu, būkim žmonės, dirbam su žmonėm ir tikriausiai, kai mes kaip vadovai prisipažįstam visiems, kad tikrai suklydom, tikrai neįvertinom, ir tikrai duoti tą realistinį tikslą, kur ir dažnu atveju po to, kai mes nuleidžiam kartelę, mes prisivėjom tai, kas buvo planuota. Tai vėlgi tai yra apie žmonių motivaciją ir mano kaip vadovo norą turėti motyvuotą komandą. Ne kažkokių principų laikymasi, bet tą žmogišką darbą petis į petį kartu. Tai va čia tavo tas paminėtas, man atrodo, žinai, atvirumas, nes, jeigu aš ten stovėsiu, sakysiu, ne, čia aš viską gerai padarau, bet, prisipažint, kad, ir aš irgi esu žmogus ir aš galiu suklysti ir gali būti, blogai įsivertinta rinka, ne, arba kažko nepamatyta, neapskaičiuota. Tai manau, kad tas irgi prideda prie to, kaip sakai, pamato, ne, tos žalės, ne, samanų, kad sukuria tą didesnį atvirumą ir didesnį tą pasitikėjimą tada vienas kitu, kad tai vyksta. Vienareikšmiškai. Čia mano tokia mantra, be kurios aš tikrai, su kuria aš pradedu kiekvienus mokymus, ar ne? Paminėjai dar tą tokį grįžtamą ryšį, ne, visame šitam procese, kad jisai irgi labai, svarbus, ne? Gal, nežinau, galėtum skirti, gaunam grįžtamą ryšį, tai nežinau, skirtingos organizacijos skirtingai duoda, ne? Jeigu ten yra ketvirtiniai, ten metiniai, mes duodam grįžtamą ryšį. Bet kada tas grįžtamasis ryšys turėtų būti teikiamas, ne? Ta prasme, kaip padaryti, kad ta komanda iš tikrųjų būtų tokia, kaip aš sakau, veikianti, nebūtų susikalbėjimų, kaip tą grįžtamojo ryšio įrankį galime geriau išnaudoti. Na tai vienareikšmiškai dar kartuosiu, pasitikėjimas, atvirumas yra pagrindas, ne? Tam, kad aš galėčiau ramia širdim suteikti grįžtamąjį ryšį, yra, kad aš pati galėčiau priimti jį. Tai grįžtamam ryšiui nereikia laukti susitikimų, nebent tai yra kažkoks ugdomojo pobūdžio, ar ne, grįžtamasis ryšys, nes aš išskirčiau tokius 2 grįžtamojo ryšio tikslus. Vienas tai yra, kai mes koreguojam kažkokį elgseną, o kitas, kai mes ugdom žmogaus kažkokius gebėjimus, nežinau, auginam į savo pakaitinę ar ne poziciją, į succession, ar tiesiog labiau dirbam galbūt su žmogaus nuostatom ar požiūriu. Tai niekada nereikia laukti kažkokio susitikimo ir ateiti su surašiuku. Dabar pakalbėkime apie tai, kas įvyko praeitą vasarą. Ne, iš serijos, jeigu turim susitikimus, tarkim, kartą į metus, tai grįžtamasis ryšys faktas, kad turėtų būti suteikiamas čia ir dabar. Ir ką dalinuosi ir per grįžtamo ryšio mokymus, man labai padėjo pačiai atrasti savo tokią kaip motivaciją ir raktą galbūt, nes tikrai yra situacijų, kaip nėra labai smagu suteikti tą grįžtamą ryšį. Teigiamas grįžtamasis ryšys visada yra smagu, bet kai reikia kalbėti apie ne visai gerus dalykus, tikrai reikia susikaupti. Tai man kas padėjo suvokimas, kad aš kalbu su savo komandos nariu, ar ne, todėl, kad man rūpi. Nes pati baisiausia tikriausia situacija nutinka tada, kai mes tampam abejingi vieni kitiem. Kai atsiranda abejingumas, tai atsiranda ta tyla, ar ne, aš tada galvoju, nenoriu kalbėti ir man iš tikrųjų tada yra pats toks stipriausias ženklas, o aš tada noriu dirbti kartu. Nes jeigu aš noriu dirbti kartu su komanda, su atskirų komandos nariu, aš turiu kalbėti, nes man rūpi, kad tas žmogus suprastų, kas yra gerai, lygiai taip pat, kas yra blogai. Ir kai aš tą iškomunikuoju, ypač atėjus į naujas komandas, kad aš kalbėsiu, nes man rūpi, man rūpi mes, kaip komanda, ar ne, mūsų mažytė komanda, man rūpi, kaip mes, kaip ta didesnė komanda atrodom, ar dirbam kartu. Ir čia toksai, jis taip atveria žmonės iš tikrųjų, jie kažkaip permasto ir iš tikrųjų tai priema ne kaip kažkokią vadovo pareigą, bet kaip žmogišką, iš tikrųjų rūpestį. Nes aš manau, kad tikriausiai grįžtamojo ryšio kontekste aš labiausiai gailiuosi ne tai, ką aš iškomunikavau ir ką pasakiau, ko nepasakiau.
nes kažkas mane buvo sustabdęs. Tai grįžtamasis ryšys, dovana vienareikšmiškai, ir kai mes kaip vadovai ir kaip darbuotojai, lygiai taip pat kalbant apie savo vadovą, ar ne, įsivardinam savo, kad aš noriu kalbėti, nes man nėra vis tiek, man rūpi, kad būtų geriau. Tai vad man tas rūpi požiūris yra kertinis, na ir po to jau visi įrankiai, ar ne, ir tas suvokimas, ką aš noriu to pasiekti, ir dažnu atveju per mokymus, ką mes išsigryninam, kad mes labai dažnai praleidžiam susitarimo momentą grįžtamojo ryšio, mes atrodo lyg kažką pasakėm tą grįžtamąjį ryšį, taip. Ir po to vėl paleidžiam visatai, ar ne, arba dar supratimą kiekvieno, ar ne, tai va tas, kad mes turim turėti aišku susitarimą, o kas dabar turėtų būti kitaip, geriau, arba ką mes dar galim stiprinti. Tai va tas susitarimo momentas dar yra neretai praleidžiamas, ir tuomet mokymų metu ir iškyla tie, aš sakau, o niekas nevyksta. O sakau, ką jūs susitarėt tuomet to grįžtamo ryšio metu. Tai aš galvoju, kad susitarėm, darbuotojas pagalvojo, kad kita, tai vėlgi nepamirškim paklausti vienas kitą. Tiesiog pažiūrėti akis vienas kitam ir paklausti, o kaip tu supratai visą šitą ir kaip mes toliau su visu tuo gyvenam. Tai apie tikslą paklausė mane, koks mūsų lūkestis, koks mūsų tikslas, grįžtamą ryšį daviau, vėl paklausėm, ką mes susitarė mane, ar, nežinau, reikia tai apsirašyti, įsiforminti, susidėti kažkur į dokumentą, kad po to sugrįžtumėm ir pasižiūrėtumėm, ar laikėmės ar nesilaikėm tų susitarimų, kuriuos mes dabar sutarėm? Čia, sakyčiau, labai priklauso nuo vadovo tipo, stiliaus ir lyderystės, nežinau, būdo metodo. Tai labai nemėgstu apsirašyti, nebent ten yra kažkoks pakankamai sunkus atvejis, vėlgi tas pasitikėjimas ir nepaleidimas tikriausiai, nes jeigu tu matai, kad kažkas nevyksta, nelaukti ir vėlgi taip susitikti ir pakalbėti, man atrodo, susitarėm, o kažkas nevyksta, tai kaip čia nekaupti tų dalykų, nes kai mes prikaupiam tai, kas mus neramina, kas mums nepatinka, tada labai yra didelė tikimybė, kad sprogsim vienu metu. Tai tiesiog nekaupti, bet sakau, kai tas atmosfera tarpusavį yra tikrai gera, tai manau, kad labai yra reta tų atvejų, kaip kažko nesilaikom. Tuomet. Bet sakau, čia kiekvienam nuo būdo, kai kuriem darbuotojam galbūt reikia, kai kurie žiūrėk grįžta pas tave ir ten kokį laišką parašo, ne? Ačiū, kad susitikom, kad susėdom, turiu ką pergalvoti ir va taip kažkaip. Tai nėra, sakyčiau, čia taisyklių, labai priklauso, žodžiu, svarbu, kad veiktų. Tai veikia ar ne, nes galima apsirašyti, turėti Excelių programų, apsirašom, o po to yra kančia jas pildyti, bet tai svarbu, kad vyktų tas pokytis. Taip. Kaupiam, o po to, kaip sakau, tada įvyksta tas dabar populiarus terminas quiet quitting, kai ateina darbuotojas, tiesiog padeda pareiškimą ant stalo ir sako, labą dieną, aš išeinu, ne? Iš organizacijos ir tada jau tu nieko nebegali padaryti, o kalbėdamas, leisdamas vėl, tikriausiai sugrįžtam prie tos tavo minties, kad vėl turėdamas tos pačius one-to-one'us, tu gali jausti tą pulsą ir girdėti, ko gyvena tas tavo darbuotojas, kolega, žmogus, ne tavo komandos narys. Tai tikrai. Labai linkiu kiekvienam vadovui sukurti tą santykį, kad aš esu pirmas asmuo, pas kurį žmogus ateina. Su to pačiu dvejojimu, ar čia mano vieta, galbūt aš noriu judėti toliau. Tai mano toks tikslas pasąmoninis ir aš tą ir komunikuodavau, kad aš noriu būti tas žmogus, pas kurį tu pirmą ateitum. Kad mes galėtume pakalbėti. Ir tikrai būnagi tų atvejų, kai tu matai, kad žmogui jau laikas eiti, kad jis gali daryti daugiau ir aš, tarkim, neturiu dabar šiuo metu galimybių padėti jam augti. Tai būna visokių situacijų, bet tas iš tikrųjų atvirumas ir gebėjimas vien kitam pasakyti, kad aš nesijaučiu gerai, ir gebėjimas mums kartais paleisti žmonės vardan jų sėkmės, irgi aš tikiu, kad labai daug karmos taškų mes užsidirbam, tiesiog būdami šalia žmonių ir galėdami padėti jiem augti.
Bet žinai, jaučiu pasakyti, kad aš jaučiuosi blogai, ne, kad man ten netenkina, gal dar yra lengva pasakyti, bet kad aš jaučiuosi blogai ir iš tikrųjų atsiverčiau, vėl manau sugrįžtam prie to, kad reikalingas tas pamatas, ne, tas pasitikėjimas ir atvirumas vienareikšmiškai. Bet aš dar taip grįžtant prie to pačio grįžtamą ryšio, tai ką daryti? Kaip pavyzdžiui, organizacijoje vadovui tai neduoda to grįžtamojo ryšio, žinai, kur vadovas, ten kalbasi, ten duodi, ne, bet pačiam vadovui tai neišsako apie jį net grįžtamo ryšio, kaip pačiam vadovui paprašyti to grįžtamojo ryšio pačiam savo. Tai vėlgi, jeigu tas pamatas yra geras, solidus, nėra problemų ir tą grįžtamą į ryšį, galbūt taip, kaip čia tas santykis, kiek aš kaip vadovas gaunu ir kiek man reikia pasiprašyti, kad gaučiau, jis vis tiek yra, ar ne, į tą pasiprašymo pusę. Nori, nenori, mes tikriausiai irgi visi savo gyvenime esam turėję vadovų, ar ne, ir irgi supranti, tikrai yra kažkoks barjeras, bet jau kai pasiprašai, tai turint tą pagrindą tikrai visuomet gauni. Kitas, aš tikrai labai mėgstu tokį paprastą įrankį, kartą į metus tikriausiai dažniausiai aš jį naudoju, tai Start, Stop, Continue metodas, ar ne? Kai paprašai visos komandos pasigalvoti, nes mes žinom, kad mes turėsim susitikimą, dažniausiai tai yra metinių jų rezultatų apžvalgos, tikrai paprašau, kad atneštų bent vieną, ką aš turėčiau tęsti daryti, ką aš turėčiau pradėti daryti ir ką aš turėčiau nustoti daryti. Tokiu būdu lyg įgalinu žmogų kalbėti ne tik tai, kas, nes dažnai žmonės, aš turėčiau teigiamą grįžtamą ryšį, ar ne, suteikti. Taip yra, tai yra labai žmogiška, dėja kol kas vis dar, bet tą toksai įrėmai ir skirtingos tos temos, ar ne, duoda žmogui ir įgalina jį kalbėti ir leisi suprasti, kad aš esu pasiruošus ir labai noriu sužinoti, o kaip aš pati galiu augti. Tai šitas metodas klasikinis, paprastas, bet jis man labai veikdavo. Nes, surasti kažkokį vieną, tikrai visi mes galim. Tikrai galim ir niekada nebuvo taip, kad kažkaip ateitų be jokių pasiūlymų ir tas toksai galbūt net labiau kaip pasiūlymo pobūdžio, ar ne, toks vėlgi kaip dialogas. Tai šitas įrankis man pakankamai geras ir kviečiu jį naudoti ir sakau, tokiu būdu mes tiesiog įgalinam žmogų kalbėti visom temom ir patogiom ir nepatogiom. Visada tu jau turi informaciją. Taip, aš pati šitą naudoju, tai man patinka šitas įrankis. Tai kalbant apie tą komandą, ne, tą susikalbančią komandą, komunikuojančią komandą, ar dar yra kažkas, ką svarbu paminėti ir ką svarbu aptarti, nežinau, kažkokios dar sritis, ne, ten pamatą turim, atvirumas, pasitikėjimas, turim tą bendrą tikslą, ne, turim tą grįžtamą ryšį, ar dar yra kažkas, kas yra svarbu? Aš manau, kad komunikacijos kokybė, ne, tas žinojimas, kaip jūs ir kalbėjom, kad nepradėti su tikslais metų pradžioj ir negrįžti prie jų gruodžio mėnesį. Gruodžio 31. Taip, darbo dieną prieš, dar turim vieną dieną kažką pakeisti, ar ne, pasiraitojam rankovės. Tai komunikacijos ta kokybė apskritai, kas vyksta organizacijoje, kas yra tas žinojimas, pajautimas, o kur aš turiu įtraukti savo komandą, nes kartais mes tikrai turim nupiešti tą didesnį paveikslą, kad komanda žinotų, kas vyksta ne tik tai mūsų komandoje, bet kas vyksta bendrai organizacijoje ir tas visų narių įtraukimas, ne, yra labai svarbu, kad visi komandos nariai jaustųsi, kad jie kuria vienokią ar kitokią vertę komandoje. Manau, labai svarbu tikrai atvirai kalbėti, kas mums nesiseka, dėti tą dramblį ant stalo, tikrai mokėti pasidžiaugti vienas kito sėkme, pasidžiaugti gerais rezultatais, atšvęsti tas pergalės ir tikriausiai tas konfliktų sprendimas yra labai svarbu. Nes, tu gali pasitiesti labai, labai stiprų tą pamatą, bet vis tiek įvyksta gyvenimas ir nenori įvyksta konfliktai tarp komandų, skirtingų komandos narių, vis tiek mes visi esam asmenybės, ar ne, tai iš tikrųjų tas kokybiškas konfliktų sprendimas, manau, irgi yra labai svarbi dedamoji komandos
sveikatos dalis, kaip mes žiūrim į konfliktus, kaip mes žiūrim į tą dramblį, kuris atėjo į tą mūsų kambarį ir kaip mes mokam išeiti iš konfliktų. Tai tas yra labai svarbu. Vėlgi grįžtu, ar ne, kad mes galėtumėm atvirai kalbėti apie tai, kas įvyko, ko mes iš to pasimokėm ir nebijoti iš tikrųjų konflikto. Aš manau, kad tokie sveiki konfliktėliai truputėlį mus supurto, nes, nežinau, visai kaip tavo patirtį, bet manau, kad vienas iš tokių komandos sutvirtinimo, sustiprinimo elementų yra iššūkiai. Nes kai viskas gerai, yra viskas gerai, ar ne? Kaip mes ir kalbėjom, nei ten mums reikia žiūrėti labai, ką čia mes darom, žodžiu, reikalai vyksta savaime, bet kai yra iššūkių metas, kai mums reikia išeiti iš to savo komforto zonos, kai mes susiduriam su tuo, ką mes tikrai su tuo kalno ar drambliu, kurį reikia įveikti, bet tada tikriausiai ir pasirodo visa ta komandos stiprybė, komandiškumas ir noras kartu spręsti situacijas. Tai jo, šitas elementas labai svarbus, manau. Taip, apie konfliktus mes turėjom tinklalaidę, man atrodo, užpraeitą su Laura Rimkutė, tai ką, jeigu kažkam įdomu, tikrai galite pasižiūrėti, porą laidų paklausyti, porą laidų atgal, tai gal nesustokim labai prie tos konfliktų temos. Man dar, žinai, taip užkliuvo pasakyti, kad žinoti, tiem žmonėm, o kam duoti, kokias užduotis duoti, ne, na, tas iš to žinojimo pusės, ne, pati žinau, kad daug dirbi su Clifton Strength, ne, stiprybių, kaip pasakyti, nusistatymo testu, ne, tai kaip tas iš viso padeda, kaip aš sakau, nustatyti tas žmonių, ne, stiprybės, kaip tas matyti, kad geriau duoti vienam žmogui ar kitam žmogui tam tikrą užduotį, kad tu pasiektum tą, nežinau, ar didesnį susikalbėjimą toj pačioj komandai, kaip iš tos pusės tu matai? Tai labai gera, tikrai dar kampą, ko nepaminėjau, kas yra svarbus komandos elementai, tai labai aiškios rolės ir atsakomybės, ar ne? Labai aiškus apsibrėžimas, bet kaip priskirti tą žmogų ir kaip suteikti tinkamą atsakomybę, tai jo, Cliftono stiprybės yra tai, kuo aš labai tikiu ir gyvenu pati. Ir kai aš kaip vadovas žinau tuos natūralius žmogaus gebėjimus, nes aš galiu nuspėti, aš matau, kad vienam patinka ten organizuoti, traukti, ar ne, kitam patinka ramiai tyliai daryti savo darbus ir mes tada lik ir kažkaip bandom, yra tas momentas, ypač jaunų vadovų tarpe, kad lik tai taip visus tos žmonės savo taip į vienodą tą ritmą, vienodą tempą, ar ne, įvesti. Bet visgi, ką sako šitą metodologiją, kad mes galim būti geriausi, mes galim duoti įmonėm daugiausia tada, kai mes darom tuos dalykus, kurie mums natūraliai gaunasi, ne, kurie yra mumise ir tarkim, ar ne, jeigu aš ten turiu, nežinau, konkurencingumą, competition aukštai, ar ne, tai faktas, kad aš turėčiau pardavinėti, turėti ar ne, tą tokį labai aišku tikslą ir norą daryti dalykus greit, gerai ir laimėti, tai tokį žmogų pasodinus į kažkokią administracinį darbą, ar ne, mes jį tiesiog, jo energiją labai nuleisim žemyn. Tai tas gebėjimo supratimas arba, tarkim, ar ne, man kaip vadovui labai atveria akis ir padeda vertinti, vėlgi grįžtų prie tos skirtingų komandos narių tipų turėjimą. Tarkim, yra tokių komandos narių turinčių deliberative angliškai, bet tą tokį matymą dalykų per rizikos prizmę. Iš šono, ar negali atrodyti, kad čia yra tie vakarėlio gadintojai ir visą laiką žiūrintis, ar ne, kažkokią neigiamų dalykų. Nepatenkinti viskuo, ten skundžiasi. Mes norim lėkti, bėgti, kažkas atsisėda ir sako, žiūrėkit, jeigu darysim taip, bus taip ar ne. Bet iš tikrųjų tai yra didžiulė vertė komandai, ypač tai, kuri bėga, lekia, truputėlį sustoti ir susižiūrėti, kur tas mūsų tikslas ir kaip mes galim jį geriausiai pasiekti, galbūt išvengti kažkokių klaidų. Ar ne? Tai va tas tikrai mūsų natūralių gebėjimų, nes kai mes esam geriausiai savo versijoje, mes gaunam energiją, mes net nesijaučiam, kad mes dirbom.
Ne, mums atrodo, nu, tik duokit man ten, nežinau, ar tai projektus, ar ten, nežinau, Excelius pildyti lygiai taip pat, kas vieniem atrodo, ar ne, negalėčiau to niekada daryti, o kitam tai yra didžiausias pasitenkinimas, kad gali va tokiu būdu prisidėti, užtikrinant kažkokį stabilumą, tvarką, discipliną komandoje. Tai sakyčiau, va tas komandos stiprybių pažinimas, jis duoda daug geresnį susišnekėjimą, jis duoda tą tokią pagarbą vienas kitam. Tu tada supranti, kodėl mano kolega elgėsi vienaip ar kitaip ir kaip mes galim būti tie partners ir in crime, kaip mes galim vienas kitą papildyti ir būti ta stipria vieninga komanda. Tai testų yra visokių, ar ne, aš tikrai kviečiu bet kokį testą pasidaryti, bet tikrai tokiu būdu padėti pažinti vienas kitą. Ir tas yra labai svarbu, kaip ir didžiausias tas stebuklas įvyksta, kai komandos nariai pasidalina ir didžiuojasi tuo, kas yra, ir jau mūsų kaip vadovų jau tuomet tikslas, ar ne, vat, būtent tą vertinti, rodyti savo tą padėką ar džiaugsmą, ar ne, turint va tos skirtingus komandos narius. Čia jau toks, man atrodo, pažengus organizacija, kur jeigu gauna komanda, vadovas duoda užduotį komanda nariai sako, ne, aš stiprus čia, aš pasiimu šitą užduotį, aš darysiu, tu žiūrėk stipresnis čia, tu daryk šitą užduotį, toks, man atrodo, žinai, jau čia pati savaime veikianti komanda, net atrodo vadovo, nebereikia tokiai komandai, kuri jau geba įsivardinti, kur yra stipri, ką geba jinai padaryti ir kad pasiektų tą, kaip aš sakau, tą rezultatą, ko tikisi, ne? Ir atrodo vadovų tai tik tai belieka pasidžiaugti, kad aš tokią komandą turiu ir galiu su tokia komanda dirbti. Na, tai čia vėlgi priklauso labai nuo to vadovavimo stiliaus, ar ne? Mano ir yra tokia siekiamybė, kad aš esu padėti, nurodyti kryptį, ar ne, ir būti tuo resursu, ir auginti žmonės, kiti galbūt kažkaip kitaip mato, bet iš tikrųjų, tai duoda tą tokį gal racionalesnį ir logiškesnį paaiškinimą, kad aš duodu ne todėl, kad kažkaip atrodo ar kažkaip, bet aš tiesiog žinau, kad darydama šitą darbą, pasimdama šitą atsakomybę, tu būsi laimingas ir sakau, tu net neįkosi savo energijos, o tu jausies, tu turėsi tą savirealizaciją. Tai čia, sakyčiau, tas yra geriausia, kas gali nutikti. Aišku, būna tokių dalykų, ar ne, o ką daryti, kai aš tiesiog turiu daryti. Tai tada aš manau, kad yra tas sveikas balansas, ar ne, tai vat, ko yra daugiau, ar tų dalykų, kuriuos aš tikrai noriu daryti ir aš mėgaujuosi darydamas tą, ar visgi ant mano stalo yra daugiau dalykų, kurie iš tikrųjų tą mano energiją taip dvigubų greičių sekina, nes aš nesijaučiu gerai tą darydamas ir iš tikrųjų manau, kad tą įsivertinti yra labai svarbu, nes tikriausiai va tie ar net tylūs išėjimai, tie tokie kylantis nepasitenkinimai ir yra tada, kai mes nesijaučiam gerai tame, ką darome ir toje komandoje galbūt, kurioje mes turime kurti vertę. Tai pokalbis su savim pradžioj, o tada jau labai linkiu, kad kiekvienam tai būtų vadovas, pas kurį aš galiu nueiti ir pasikalbėti ir paprašyti galbūt tos pagalbos patarimo, o kaip mes kartu galim iš viso šito išeiti. Taip, tai čia, žinai, norėjau sakyti, pabaigai Indrė pasakyk kokį patarimą ir dabar tu taip gražiai jau apibendrinai, žinai, kad man jau nebesinori, žinai, sakyti, kad apibendrink, jau, žinai, čia tas, man atrodo, kad kiekvienas į save, žinai, pradedam žiūrėti nuo savęs, ne, kiekvienas, manau, asmeniškai gali pasidaryti savo stiprybės, matyti, kuris jisai geras ir jis jau iškart gali ateiti į komandą, įsivardinamas tai, ko aš esu geras ir kuo aš galiu būti naudingas tai pačiai komandai, ne? Kaip sakėm pradžioje, kokius tos mainus aš galiu duoti savo komandos nariam. Tai vis tiek, pabaigai gal pasakyk kokį, nežinau, patarimą ar komandos nariam, ar vadovui, tai kaip žengti kažkokį tą pirmą žingsnį link to, nežinau, geresnio susikalbėjimo darbui komandoje drauge. Žinai, man vienas toks rezonuoja, vis tiek galvoju apie šitą podcastą ir praeitą savaitę 4 dienas pati mokiausi konsteliacijų fasilitavimo ir ką aš išsinešiau savo ir tikrai nuoširdžiai noriu visiems palinkėti, tai pradėkim žiūrėti daugiau vienas kitam į akis, matykim vienas kitą kaip žmonės ir tada
spręsis dalykai. Tai matykim vienas kitą kaip žmonės ir tikrai labai linkiu. Dažniau ir ilgiau žiūrėkim vieni kitiem į akis. Puikiai. Kaip gražu, matykime, girdėkime, žinai, vienas kitą. Tai ačiū tau, Indre, kad skiri šiandien laiko savo užimtoje dienotvarkėje tarp visų tų mokymų pasikalbėti su mūsų tinklalaidės klausytojais bei žiūrovais, kas žiūri tiesiogiai LinkedIn platformoje. Tai ačiū, kad buvai, ačiū mūsų klausytojams, kad klausėt ir žiūrėjot. Pasimatysim vėl po savaitės, kitą antradienį su mano kolegė Airida, kitoje temoje ir kalbinsim kitą svečią. Tai iki kitų kartų. Ačiū, Isteriu, iki. Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.